Labadiena visiems, čia Istorijos lentyna, po ilgokos pertraukos sugrįžtanti pas jūs ir sugrįžtanti filosofijos lentynos pavidalu. Labai pasilgtas svečias mūsų studijoje profesorius Alvydas Jokubaitis. Sveiki, profesorius. Sveikas, Robertai. Labai tikrai smagu jūs matyti, žinokit, žmonės rašo daug komentarų apie tai, kad jūs turėtumėte dažniau apsilankyti, bet mes čia neįsidarbinam, ane? Karts nuo karto susitinkam tam, kad... Tik kai širdis norės. Jūs pasakėt, apie ką šiandieną mokysimės, buvo toks įdomus jūsų klausimas, ką bandysime suprasti. Ir šiandienos tema yra galbūt nuskambėsinti taip nelabai įkvepiančiai ir įdomiai, bet jinai gimė būtent su profesoriaus pastaba man, kai aš po vienos čia iš pirmųjų laidų sakau, čia mums reikėtų padaryti daugiau laidų, čia susitikti greičiausiai po 2 savaičių naują daiktą padaryti, ten ta. Profesorius žiūri mane ir sako, o tu žinai, kad žmogus nėra darbinis arklys ir niekur šventam rašte neparašyta, kad jis toks turėtų būti. Mes praeitą kartą baigėm kapinėse. Jūsų buvo anekdotas apie optimistus kapinėse, o aš dabar tokį tęsinį padarysiu. Jeigu pasivaikščiosit po kapinės, matysit ten tokių užrašų. Ten liūdi mylinti žmona ir vaikai, liūdi gedintis tėvai, liūdi mylintis kažkas. Bet niekur nėra parašyta, kad jūsų gedi mylimas jūsų darbas, kuriam tiek daug savo gyvenimo jūs atidavėt. Tai apie darbą. Bet yra antkapių, kurie mane stebina, ant kurių žmogus susidūrė su amžinybė, užrašo architektas, LTSR nusipelnęs meno veikėjas, operos solistas. Įsivaizduoja, jis buvo čia žmogus, buvo asmuo, o mirties akivaizdoje liko ant kapo. Vis tiek liko užsidėjęs kaukę. Jo, jis liko tik savo profesijos ten, kur jis atrodo, kad yra kažką laimėjęs ir kas amžinybės požiūrių jau akivaizdžiai yra niekas nuo to priklausomas. Daug tokių yra. Tegu pažiūri grafo Tiškevičiaus, tas, kuris nacionalinį muziejų kūręs yra Antkapį Rasų kapinės. Jis ten minimaliai nedaug ir kukliai jis suprato, ką reiškia būti amžinybės akivaizdo. O čia reikia net profesiją pabrėžti. Ir va tos Antakalnio kapinės, jos tokios ir tampa tuštybės mugė, kur visi vaikšto kaip po dar vieną muziejų. Bet argi net tokiam mes pasaulyje gyvename, kai žmogus klausia kito žmogaus, kas tu toks esi ir kas tu esi, mes labai dažnai suprantame, kad mums reikia pasakyti, ką mes dirbam. Aš esu filosofijos profesorius, aš esu ten rašytojas, aš esu Seimo narys. Ir daugiau nieko. O buvo laikai, kai žmonės sakydavo, kad apie žmogų kur kas daugiau, kas jis toksai yra, pasako ne tai, ką jis dirba, ne tai, ką jis veikia, o tai, kaip jis leidžia savo laisvalaikį. Žinai, kai kalbam apie darbą, tai yra, galiu pasakyti, rinkis dabar, Robertai, yra 2 mokymai ir 2 tikėjimai apie darbą. Ir iš vis, kai reikia kalbėti apie darbą. Vienas yra, aš sovietmečių šitą išgirdau mokymą, yra tokia išėjus Engelso knyga. Engelsas neparašė šitos knygos, jinai yra tik neužbaigta, bet vadinasi Darbo vaidmuo beždžionės sužmogėjimo procesą. Manau, kad ją reikėtų iš naujo išleisti lietuviam, nes jinai kažkokia yra aktuali, nes dauguma žmonių taip ir galvoja, nes aš seniai skaičiau tą, kai reikėjo universitete, ir ten žinau, kad beždžionė buvo gauruota, plaukuota, Engelsas rašo, bet va čia buvo kojos, jos tapo rankos, ir kai jinai pradėjo dirbti, pradėjo kalbėti. Kai pradėjo dirbti? Jo, kai pradėjo dirbti, tada pradėjo kalbėti, o kai pradėjo kalbėti, viską turim šiandien automobilį Tesla. Kitas variantas yra, kuris mokymas ir tikėjimas, aš nežinau, čia turbūt gamtos fakultetuose visiems patinka šita evoliucinis tikėjimas toks, kad mes esame iš beždžionės
Aš atsimenu senelis, kai man reikėjo Palangoj prieiti pirmą komuniją ir aš buvau geras mokinys ir sakau, senelė, žmogus ne Dievo sukurtas, o kilęs iš beždžionės, nes mokykloje aš ten turėjau tokias iliustracijas. Jisai sakė, nesakysiu, ką sakė dar, bet jisai sako, kodėl ne iš musės. Aš iki šiol nesuprantu, kodėl ne iš musėlės. Ir yra kitas mokymas, jau vieną gali rinktis, ar darbo vaidmuo beždžionės sužmogėjimo procese, o kitas mokymas yra tas, kuris yra Senajam testamente. Kaip atsimeni, viskas prasidėjo nuo to, kad genialu, jau iš karto šališkas esu, man šitas mokymas labiau patinka. Tai yra, pradžioj buvo, žinai, kaip ten, buvo taip, kad Adomas su Ieva buvo, kiek atsimenu, nuogi, bet šito nesuprato. Ir tada žaltys pasiūlė suvalgyti vieną obuolį nuo vieno medžiaus, čia turbūt svarbu. Ir pasiūlė, kad po to būsim kaip dievai. Ir čia yra, jeigu atidžiai skaitai, man atrodo, ta svarbiausia vieta. Kiek aš atsimenu, moteriai Dievas sako, kad tu gimdysi skausmuose, o tarp kitko atkreipdėmės, kad anglų kalboje leibe reiškia ir gimdymą. Tai yra, leibė yra ne tik darbas, bet ir moteriai prakeikimas yra šitos nuodėmės, kad jinai gimdys skausmuose ir aišku nebus feministė ten. Pasakyta yra, nes jinai taip turės... pasakyta? Ne taip pasakyta. Pasakyta, kad turės klausyti vyro. Aš įsivaizduoju, čia kairioji pusė dabar jau šito momento atsistojo. Bet vyrui buvo pasakyta, kad tu dirbsi su prakaitu veide ir darbas bus iš tikrųjų kaip prakeiksmas. Kas įdomiausia, kad pats Dievas prieš tai, kiek atsimenu, jis dirbo 6 dienas ir 7 dieną jau sakė, kaip viskas gerai padaryta yra. Ir vėliau atsitiko taip, kad iš tikrųjų mes turim, jau dabar 2 išeiginės turim, bet viena tai buvo privaloma, nes vėliau mes nusižiūrėjom nuo Dievo. Viena buvo šventa ir neliečiama. Jo, viena buvo šventa ir neliečiama, bet dabar atsirado tai savaitgalis, kur yra sujungtos 2 dienos, bet viena diena turi būti neliečiama ir atkreipdėmėsi ne dėl to, kad, pavyzdžiui, ten mes pailsėtume kiekvienas atskirai, nes mes galim su tam šiandien ilsėtis, bet kurią darbo dieną. O profesoriu, man atrodo, kad jums universitetą reikės po to, kai mes baigsime. Ja, šiandien sunki diena bus. Tai tikrai nėra laisvo pasirinkimo taip jau tokio. Ne, apie laisvę čia net nekalbam. Čia laisvės klausimo, iš tikrųjų, čia labai svarbus yra laisvės klausimas. Ir kai tu sakai, kad žmogus nėra darbinis gyvulys, tai viskas buvo gerai. Iš tikrųjų, aiškiai matėsi, kad mes nesam darbinis gyvulys. Iki medžiaus vaisiaus. Ir šiaip atkreipdėmėsi, kadangi tu pradėjai nuo kapinių, sako, ilsėkis ramybėj. Nepastebėjai vieno dalyko, kad iš tikrųjų, kur yra nedarbas, tai kapinėse yra, ten turi būti palaima. Jo, ten turi būti palaima. Mirtis, tarp kitko, lietuviam, kurie, žinai, nėra labai, mes neturim filosofijos tradicijos, pasakykim taip. Ir bent mirtis turi būti mokytoja, nes mirtis tokia turi, dažniausiai visi paprasti darbininkai Lietuvos dabar šiuo momentu apie darbo prasme, skirtingai negu mūsų laidoj, susimasto atsidūrė kur nors kardiologiniam skyriui ar kitur, ir tada jie pradeda atsukti viską atgal ir pradeda užduoti klausimą, kam visa tai buvo. Tai yra, mes negalim nedirbti, nes mes turim šitą sugebėjimą, bet problema yra tame, kad mes per daug dirbam ir čia turbūt tas pagrindinis klausimas, kodėl taip atsitinka, o kad tai yra blogai, tai yra ne tik dėl atskiro individo sveikatos, nes čia sveikata nėra pagrindinis dalykas. Nėra blogai todėl, kad tai yra pamišimas, kadangi Dievas mūsų nesukūrė darbiniais gyvuliais, bet tai yra blogai, kad mes pasieksim galą, mes pasidarysim savo galą. Ką mes darom dabar visa civilizacija, tai per šitą darbą pasieksim galą. Kaip matai, dabar jau kalba ekologinės problemos, iš kur jos yra,
iš to paties darbo, iš to paties medžiaus. Iš persidirbimo, kuris padaro daugybę dalykų, kurie nėra net reikalingi. Atkreipdėmės, mes tiek daug dirbom, tiek perkeitėm viską ir jaučiamės, kad mes galim perkalt net gamtą ir staiga paaiškėjo, kad gamta turi savo prigimtį, kad jinai siunčia signalą, dabar čia visi kalbam, o jinai sako ramiai. Jūs galit, bet manęs jūs nepergalėsit. Ir gamta neskuba ir visada visur laiku suspėja. Yra toks apie ją pasakymas. Keista. Iš tikrųjų, ir jinai tarytum mokina mus, kad, pasižiūrėkite į mane. Bet, jūs esat tokie pat kaip aš, tam tikrą dalimi. Bet kaip jūs įsijautėt, kad jūs esat kažkas daugiau? Tai tam tikrą prasme ne tik Dievo atžvilgių mes nutarėm, kad būt kaip Dievas. Ir nutarėm pasidaryti savo pasaulį. Šabo diena yra, kada tu negali net pagalvoti apie darbą. Taip. Turi atsitraukti nuo visko ir pažiūrėti, va tas kontempliacijos momentas, kuri ten yra Aristotelis ir kiti akcentuoja, atsitraukia. Ir tai būna, ir visi žiūri tą pasaulį su svetimėjusiom akim. Tarytum numiręs jau būtum. Ir sakai, eina, veklan, visai gražu, panašiai kaip Dievas ten po 6 dienų sakė, kad viskas gerai, čia yra ir viskas gražu, tai panašiai ir žmonėm reikia šito dalyko. Šiuolaikiškas pavyzdys būtų, kai nueini į kokį nors futbolą, taigi neskambini ir nekeli ragelio verslo reikalais tuo metu, nes yra šventas reikalas tuo metu varžybos. Bet profesoriau, jūs iš karto norit pastatyti veidrodį prieš mūsų klausytojus iš šiuolaikinio pasaulio. Aš galvoju, kad mes prie to nemalonaus vaizdo veidrodyje gal nueisim į pabaigą. Aš labai noriu jūs sugrąžinti. Ne visai malonus. Jo, nuo pradžios. Prie žmonių, kurie gyveno anksčiau už mus, pavyzdžiui, prie graikų. Ir man tokia pirma mintis yra, kai jūs pasakojat mitą apie Adomą ir Ievą, apie išmetimą iš rojaus. Aš kažkaip galvoju, kad graikai kažką panašaus buvo sugalvoję ir su tuo Sizifu, žmogumi, kuris, toks pusiau žmogus, susipyksta ten su Dzeusu. Dzeusas jį ten ištrėmė į Hadą, o jis ten sugalvojo, kaip galima pažaboti mirtį. Ir jis meta iššūkį dievams pažabodamas mirtį, dievai ant jo supyksta, nes jis tikrai padaro. Pasaulio balansą sugriauna, ir bausmė jam už šitą iššūkį yra ne mirtis, o amžinas stumimas to akmens į kalną, kuris vos tik beveik pasiekus viršūnę nukrinta žemyn. Beprasmiško darbo metafora. Ar tai nėra istorija apie tą patį? Aš nežinau, aš Sizifo mitą prisimenu virtuvėje būdamas, kai ten darai valgyti ar ką nors, labai daug, ten paskui plauti reikia, tvarkyti visko ir vėl iš naujo, Ir ta prasme, kad Sizifo mitas rodo, turbūt, kai klausia, ar tai yra tas pats, jis rodo tą tokį, Kamiu ten dramatizavęs yra. Bet Kamiu sako, jūs visi netaip suprato tą mitą. Iš tikrųjų, tai Sizifas visai gerai jaučiasi. Jam patinka. Tasme, jis nesijaučia blogai stumdamas tą akmenį. Ir va šitoj vietoj, man atrodo, kad Kamiu sako, kad mes esam tokie. Mes stumiam tą akmenį ir mums atrodo, kad taip turi būti, kitaip negali būti. Ir ieškom malonumo tame akmens stumime. Jo, tuo momentu, kai jau į viršų atrodo užstumė ir tau nebereikės daugiau. Taip. Ir vėl jis rieda. Iliuzija tokia. Jo, vis rieda žemyn ir atseit toliau atsiveria vėl absurdas, bet man atrodo, kai klausia apie graikus, visgi įdomiau yra, Robertai, ką filosofai yra padarę. Tai keliaujam prie Aristotelio tada. Prie Aristotelio, kurį cituoja ir Arendt po daugybės metų praėjus, kuris sako, kad yra laisvieji menai, artes liberalės ir laisvoji veikla ir, kaip ten po to, artes servires, vergų užsiėmimai. Papasakokit, profesorių, daugiau apie šitą Aristotelio priešpriešą.
Labai, turbūt be šito neįmanoma tos temos, kurią tu palėtėjai suprast. Filosofas, o Aristotelis vienintelis turi teisę, žinai, kad jį vadintume filosofu iš didžiosios raidės. Ką jisai suprato? Jisai suprato tai, ko mes nenorim suprast. Jisai suprato, kad mes visus dalykus darom turėdami tikslą ir ieškodami priemonių jam pasiekti. Ir kai mes darom... Dėl kažko. Dėl kažko. Dėl kažko. Nuolatos yra tikslas, tam tikra teleologija ir mes tų tikslų vis prisigalvojam ir ieškom tam tikrų priemonių. Ir jis klausia, tą patį klausimą turbūt, kaip tu klausi, ar mes esam tada darbiniai gyvuliai, nes mes tada vis dirbsim, turim tą sugebėjimą. Ir atsakymas yra, kad tai nėra mūsų tikslas. Kad mūsų galutinis tikslas nėra, kad mes visą laiką dirbtume. O šiaip ar taip tie, kurie dabar net Lietuvoje turbūt nori uždirbti daug pinigų, tai jie yra aristotelininkai, tokie nesupratę, kad jie yra aristotelininkai, nes jie nori, kad nereikėtų dirbti. Tai yra, kad jie būtų laisvi. Tai reiškia, kad darbo tikslas yra, kad nereikėtų... Darbo tikslas yra laisvalaikis. Jo, darbo tikslas yra laisvalaikis, laisvas laikas. Tai yra, ir kaip tu pasakėjai, artes liberales, tai yra laisvėjai menai, čia vėliau atsiranda jie atsiranda iš supratimo to, kad ne taip kaip dabar universitetas yra padarytas, kur mes atsiskaitom už mokslinę produkciją, tu nesigirdėjęs turbūt. Universitete yra atsiskaitoma už mokslinę produkciją. O universitetas, kuris turėjo būti Aristotelio vieta, iš esmės... Pagal Aristotelį filosofai yra tie laisvėjai žmonės. Jo, ten... Turėtų būti. Šiuolaikiniai turbūt filosofai yra akademiniai darbuotojai. Iš esmės, protinio darbo atstovai. Pagal Aristotelį, kiek aš ten atsimenu, man tos vietos man sunku skaitytis, nes jisai sako, kad visi nori būti filosofai ir laisvalaikio visi siekia tam, kad jie galėtų kontempliuoti šitą pasaulį. Nes tai yra aukščiausia žmogaus būsena. Tai yra aukščiausia žmogaus būsena. Jis ne dėl kokio nors tikslo tą daro, kad kaip priemonės nenaudoja, bet jis nori kontempliuoti pasaulį, žiūrėti, nes jam yra tai malonu. Žinai. Jam iš tikrųjų jis yra laisvas, jis nėra priklausomas nuo to Sizifo darbo, kurį reikėtų daryti. Bet dabar paprastas klausytojas, klausydamas mūsų, pradeda galvoti taip. Tai jeigu visi dabar sėdės ir kontempliuos, tai kas darbą padarys? Nu, tada kiti skaitytojai, kurie yra skaitę Marksą, pasakys, kad Aristotelis turėjo vergus, kurie padarydavo darbo. Taip, iš tikrųjų, taip. Bet pasukim tą dalyką kitaip. Tie, kurie turi Lietuvoje daug pinigų, jie anksčiau ar vėliau susiduria su tuo aristotelišku klausimu, kuriem galam. Nes į kapus nenusineši, kaip visi sako, kelniam įkapių nereikia kišenių, kam jos ten reikalingos. Ir visi pradeda suprast šitą dalyką, apie kurį kalba Aristotelis. Lietuviam labiausia, man atrodo, turėtų mirtis padėti suprast, nes žmogus yra ne tik vienintelis dirbantis, bet vienintelis gyvas būdamas gali suprast, kad jis yra miręs. Jis turi šito dalyko nuolatinį suvokimą. Ir va tas, kad galima šitam pasaulyje būti su dalykais, kad džiaugtis to, kad tu esi šitam pasaulyje be jokio darbo, man atrodo, kad jis tą dalyką ir norėjo pabrėžti. Tai yra, visi mokslai atsirado ne iš to, kad jie yra darbas, bet mokslai ir menai atsirado iš to, kad jie yra kaip tik laisvas laikas. Tai yra, kontempliuoji dalykus, pažįsti dalykus. Šitame pasaulyje ne viskas yra nauda. Čia yra jūsų mintis. Pagrindinis dalykas, mes norim, pagrindinis dalykas, kokia nauda iš to, kad mes esam šitam pasaulyje. Tai yra tai, kad esam pasaulyje, mes turim suprasti, kad tai jau yra dovana, tai yra ne nauda, o tai yra dovana. Ir pagrindinis dalykas, pagrindinis uždavinys, kur yra susitvarkyti su šita dovana, nes žmogus nežino, ką su ją daryti ir kur dėti. Aš suprantu, kad daugelis žmonių, kaip tu sakai, klauso šiandien, juodai dirba, jie turi išlikti šitam pasaulyje, jie turi užsidirbti pinigų, kad prasimaitinti ir kitką, bet kada kalbė, o čia jau taip filosofiškai,
Tai ir jeigu tu toliau išvystai tą darbą ir tau nebereikia, kad tik išgyventum, kad vaikus į mokslą išleistum, kad sveikatai turėtum pinigų, tada iškyla klausimas, o kokia to viso dalyko prasmė? Ir koks yra galutinis tikslas? Galutinis tikslas yra tas, kaip tu sakei, laisvas laikas, bet čia... Kas yra laisvas laikas? Jo. Atskira tema. Kas yra laisvas laikas? Nemaišykim su poilsiu. Taip. Čia prie šito būtinai turėsim sugrįžti. Dabar galvoju, kad pagaudamas, pratęsdamas jūsų mintį, galvojau ten, jeigu teisingai perskaičiau, Aristotelis vienoje vietoje sako, sakydamas, kad tikslas yra laisvalakis, jis sako, taip kaip karas yra priemonė taikai pasiekti. Jis prilygina darbą karui, kurį mes turim kartais padirbti, turim kartais sukariauti tam, kad galėtume mėgautis laisvalaikiu arba tam, kad galėtume mėgautis taika. Man atrodo, čia toks gražus susiejimas. O ir dar jis, ar ten, ar kitur, jis, kiek atsimenu, pridūrė, kad, sako, beprotis būtų tas, kuris visą laiką norėtų kariauti, žinai, nes taip. Tas, kuris visą laiką nori kariauti. Tai beprotis tas, kuris visą laiką nori tik dirbti. Jo. Visiškai, lygu. Tie, kurie dabar išėjo į darbą ir daugiau nieko nemato, o taip yra dabar, taip. Bet čia vėliau jau šita kita tema. Bet man atrodo paprastas dalykas, kurį mes visi suprantam, mes to norim. Mes norim šitam pasauliu, kad būt laisvi. Suprantam, iš kitos pusės yra, žinai, kaip dialektikoje yra visada. Iš kitos pusės mums patinka ir dirbti, bet nėra tik, kad nuolatos dirbti. Prasmė atsiranda tada, kada tu dirbai ir supranti, kad šito pasaulio nepadarys. Gerai, bet Aristotelis taip jau iš tikrųjų galvoju, kaip tas šiuolaikiškas žmogus gali jį suprasti. Jis tiesiog suskirsto darbus, kad yra tie, kurie iš būtinybės, kuriuos mes darom dėl pinigų, dėl to, kad reikia, dėl to, kad kažkas liepia, ir yra darbas, kurį žmonės atlieka tik tai dėl savęs. Tik tai savo, laisvalaikių, dorybėms. Bet pagal šitą suskirstimą... Čia Robertai, labai dabar, kai tu paminėjai, kodėl mums sunku turbūt jį suprasti? Todėl, kad mes pagal tą apibrėžimą išeinam, kad didesnė dalis priklausom vergų pusiai. Iškart, atmetimo reakcija tokia, iškart. Iškart turim atmest. Ir dar kitas dalykas, kuris yra turbūt, kiek aš suprantu, Aristotelio prielaida, kad žmogaus dieviškas sugebėjimas yra protas. Ir kad kai jis klausia, kur dėt laisvą laiką, jis turėdamas protą supranta, kad... Jis vienintelis ten, jau kantiškai pasakysiu, gali determinuoti savo veiksmus. Tai yra, tas proto pabrėžimas yra ir jo supratimas, kad laisvas žmogus supranta, kad šitam pasauliu jo namas pražus tenai, gali turtas pražūt, bet kad gėris išliks visada, nepaisant, kad gali griūt namai, kad grožis išliks, nepaisant, kad kažkas sudegė mano mylimas paveikslas. Tas jam žinoma orientavimas laisvam laikė, nes protas yra toks dieviškas sugebėjimas, man atrodo, šiandien jis pasitraukęs yra. Jeigu nežinau, ar kada nors jis ir buvo reikšmingas realiam gyvenime. Arendt, čia po kiek? Po 2,5 tūkstančio metų Aristotelį taip pat cituoja ir jinai išskirdama 3 gyvenimo būdus, jinai pradeda būtent nuo to, kad darbas, kaip ir sakė Aristotelis, kad tik tai darbas yra vergiškas reikalas. Apie tos 3 Arendt būklės žmogaus. Šiek tiek galite daugiau papasakoti? Aš nesu didelis arentistas, bet kiek žinau, ten yra darbas, darimas ir veikimas. Taip, darbas, darimas ir veikimas. Darbas yra, kai mes priversti esam tai, kas yra gyvūnam biologinių poreikių tenkinimas. Taip. Mums reikia maitintis, tai yra reikalauja darbo. Darimas yra, kad mes sugebam iš tikrųjų padaryti šitą stalą, šitą mikrofoną. Padaryti laidą. Taip, darom laidą. Tiksliai, mes darom laidą dabar. Darom laidą. Toks žodis laidas. Darom laidą, gali užsienietis nesuprast mūsų. Ir yra dar veikimas. Čia pas Arendt yra labai įdomu, tarp kitko, kad
jinai net turbūt pasakytų, kad Lietuvoje šiuo momentu nėra politikos, nes lietuvių politika dabar yra darbas. Toks, prezidentas eina į darbą. Jo, nes laisvas veikimas yra, tai yra žmonės gali laisvai veikdami sukurti tam tikras formas, kurios užtikrina jų bendravimo laisvumą. Tai yra dabar žmonės, kai šiandien eina į darbą, turbūt daugelis ten kolektyvų sutik kitus žmonės darbė, jie nusimena, nes vėl bus įtampa, mes vienas kitam gadinsim gyvenimą. Čia net neatsitiktinumas yra. Pažiūrėkit ten kolektyvus, kur tu bežiūrėtum, šitas dalykas yra kasdienybė. Ir va čia Arendt sako, kad tie, kurie, graikai net, kiek žinau, jinai sako, kad politika yra toks dalykas, kuris retai atsitinka. Jinai nėra visada duota. Graikai ir dirbdavo, sukūrė, tu nesenai grįžai, matai, kas ten likę yra, įspūdinga net iš to, kas nedaug likę yra, jie dirbdavo, žinai, jie kariaudavo, bet toks įspūdis kartais, man atrodo, aš nesu antikinis ten laikų tyrinėtojas, bet svarbiausia, jam būdavo sugrįžti į Atenus ir, tarkim, ten pradėti laisvai gyventi, pafilosofuoti, pasišnekėt. Išgerti vyno atskiesto 3 kartus, nes neatskiestą vyną tik dėl to, kad prisigertų geria tik tai barbarai. Jo, vyną geria, yra tokia laisvalaikio forma kaip prisigerimas. Per Dionysijas. Jo, siautimas, bet tai neprotingo žmogaus, nes alkoholis skirtas tam, kad jis truputėlį protą iškreipti turbūt, o kai daug, tai jau tada jau ir policija. Gerai, tada peršokdami prie krikščionybės nuo graikų, tai šitoje vietoje pakalbėkime apie laisvalaikį, kaip jie įsivaizduoja, nes aš atradau, kad laisvalaikį jie vadina skole, žodžiu, iš kurio po to kyla lotyniškas žodis mokykla arba šūlė, ane? Šūlė. School. Tai reiškia, kad laisvalaikis yra kažkas kitkas negu pramogos ir malonumai ir poilsis ištiesus kojas ir rankas nieko neveikiant. Kažkas kitkas tai yra, pagal jų supratimą. Gali įsivaizduoti, mokyklą, dabar ypač kai Lietuvoje, Robertai, čia aš negaliu, žinai, kompetitingai kalbėti, bet kai mūsų mokykla, čia kažką jie dabar dėl egzaminų, tie vaikai, man atrodo, į nuvarytus arklius ir mokytojai irgi, žinai, į nuvarytus arklius, o iš tikrųjų skolė yra laisvalaikis. Tai yra mokykla yra šventė. Ten, kur žmonės atsitraukia nuo savo išlikimo interesų ir pažįsta dalykus, kad, įsivaizduok, žmogus gali juos pažinti, žmogus gali kažką atverti. Ir tai yra protingo žmogaus naudojimasis laisvalaikiu. Ką mes padarėm, mes dabar ir universitetus pajungiam kasdienybei, darbui. Mes ir mokyklą pajungiam. Aš nežinau, kam to reikia, nes mokykla turi būti gražiausias vaiko gyvenimo laikotarpis, čia neidealizuojant, nes pati mokykla yra fabrikas. Pink Floydai iliustruoja sienoje. Ir kažkas dingo, nes tas laisvųjų menų, anksčiau būdavo tokia keistolė, žinai, kad ir universitete, ten nedarbininkai susirenka, bet tokie, kurios net universitetuose atskira jurisdikcija būdavo, žinai, kad jų nelies, tegul jie masto, jiem kažkaip pasaulis kitaip atrodo. Ir tada visiems iškyla klausimas, per tos keistolius, kuriem pasaulis kitaip atrodo, o kaip mum atrodo, gal jie yra labiau teisūs. Tas išlaisvės toks atsirandantis noras naudotis savo protu, nes jis ir yra laisvė. Kur yra laisvė? Gamtoje nėra laisvės. Laisvė yra ten, kur yra dvasia, kur yra protas. Tai kas yra tas gerasis laisvalaikis, mokymasis, tobulėjimas, nepriverstinis, ne dėl to, kad reikia, dėl to, kad man įdomu diskutuoti, ieškoti ir visa kita. Ar gebėjimas, pavyzdžiui, kurį nors laiką iš viso nieko neveikti, tylėti, kaip sako Heraklitas, kad tu galėtum kažką išgirsti, tu turi sugebėti nors kada nors patylėti. Tu
turi sugebėti pabūti tyloje. Tai va tokios man čia yra dvi tokios priešingybės tarsi. Tas aktyvus laisvalaikis, kuriame mes vis dar kažką siekiam, vėl pradedam įsijungę pas mus tas, aš paskaitysiu tą knygą, nes čia man gali būti naudinga galbūt tą knygą paskaityti, ne? Ir gebėjimas nieko neveikti. Va čia, pažiūrėjau, aš kinų filosofijoje randu apie tą, kad jie žiūri šitai, kad tie amerikonai, ten Lee Jutangas, sako, jūs amerikonai, jūs turite šitą nerimą bereikalingą, kuriame visą laiką reikia kažką veikti, visą laiką reikia padaryti viską 101%. Ir jis ten juokauja. Sako, aš sako, kai kraną perku, tai aš perku amerikoniškai, dėl to, kad amerikonai yra pamišę dėl to savo efektyvumo, o kinai daro viską, čia beveik gerai tiks. Ir sako, jeigu jūs dabar pykstat ant žmonių, kurie yra tokie kaip mes, ir galvojat, kad čia kažkaip tai yra blogai, tai jūs supraskit, sako, vieną dalyką, sako, kad tokių kvailių, kurie savo laisvalaikio sąskaitą padarys kitiems gerą darbą, kad tik tais visiems kitiems būtų gerai, niekada nepritrūks. Bet aš jums sakau, o kodėl jūs norit būti tais kvailiais? Nu, sustokit, pailsėkit, pažiūrėkit į saulėlydį. Tiesiog nieko neveikit. Tai va čia tokie du skirtingi laisvalaikio poliai. Kaip žinai, yra toks anekdotas, kur sako, tėvai ten labai pergyvena, vaikas nekalba. Ten daug versijų gal yra, aš kažkur skaičiau, vaikas nekalba ir ten, neištvėrė tėvai, jam jau ten 12 metų nuvedė pas gydytoją ir staiga jis pradėjo kalbėti. Pasirodo, jis puikiai kalba. Ir tėvai sako, klausyk, kodėl tu nekalbėjai? O tai sako, kad nereikėjo, nebuvo problemų. Nebuvo priežasčių. Ir aš manau, kad va, tas pagrindinis dalykas turbūt dabar yra, žinai, kaip sumažinti perteklių įvairaus kalbėjimo, skaitant tokių, kaip aš su tavim, žinai, nes kiek yra tų beprasmiškų ir triukšmo visam šitam. Čia, matai, rytuose jie labiau, nes turbūt Buda suprato, kad jeigu turi valią, tai jinai, nežaisk šito žaidimo, kurį ir Aristotelis žaidžia, bet suprato, kad kažkas turi būti tokio irgi. Kadangi tu turi vieną troškimą, norą, jį pasiekęs, jausies, kad esi laimingas, ne. Tik šitą padarysi, toliau lieka ta valia, kuri yra sumontuota taip pat pagal tikslo ir priemonės, tada nori kito dalyko. Jie nutarė, kad reikia nukirsti. Iš tikrųjų, pačią šaknį, žinai, šitą mūsų nuolatinį valiojimą ir kad, aišku, čia kaina yra kaip vakariečiai, mes pasakysim, kad mes nustojam būti darbininkais. Ir tada kas mes tokie iš vis tada? Asmens nelieka, nes mūsų asmuo yra tas, kuris ant kapo užsirašo, kad jis yra LTSR nusipelnęs architektas. Bet asmuo yra kaukė, persona yra nuo žodžio kaukė. Persona yra ne tai, kas aš iš tikrųjų esu. Persona yra iš personalę ten, iš to jo. Persona yra kaukė, ten atrūskai atrodo. Taip. Ta naudoja ir tas garsas, kuris klinda iš už kaukės. Ir atkreipdėmės, jeigu visi suorganizuos taip, kad mums reikia būti darbininkais, tai mes dabar visi ir esam darbininkais. Yra tokia knyga, man labai patinka ir Lietuvoje šitas žmogus yra nepagristai mažai aptartas, bet aš nenoriu čia, kad jį būtinai reikia aptarti. Ernstas Jungeris, gal esi girdėjęs. Labai geras, labai man patinka Jungeris. Neįtikėtina persona. Neįtikėtina, taip. Vien tik nugyveno daugiau negu 100 metų, bet tai yra nepralenktas lig šiol pagal apdovanojimus karinius. Vokietijoje neaplenktas, kiek jis turėjo, puikus stilistas. Ir jis yra parašęs tą knygą Der Arbeiter, tai yra darbininkas. Ir šitoje knygoje jis būtent Robertai tą, man atrodo, ir liečia, kai tu klausi, kai mes staiga ir laisvalaikį pavertėm turizmo industriją, laisvalaikio industriją, kada atsirado kultūra, atseit, kuri ten visi gauna pinigus, dirba muziejuose, ne jam įdomu tenai. Visada privatus tas, kuris yra ten numizmatas, jis visada darys dalyką nuoširdžiai, jam tai yra įdomu, negu tas, kuris ateina į darbą ir žino atlikti tam tikras operacijas. Va ta Jungerio knyga, aišku, jis ten kaip
jis mėgaujasi savo to stiliumi, jis labai moka gražiai rašyti, bet... Kietas jisai labai. Kaip rašytojas, tai jis yra kietas. Ir jis ten pirmasis tą turbūt taip žiauriai pasako, kad valstietis nebėra valstietis, jis yra darbininkas. Inteligentas nebėra inteligentas, jis yra darbininkas, nes mes apie viską pradėjome mąstyti iš darbo perspektyvos. Tai yra nauja metafizika. Mes visi pradedam dirbti. Tas, kai dabar ūkininkas išvažiuoja su traktorium į lauką ir ne su vienu arkliuku, o tam traktoriui yra 200 arklių, tai jis nėra jau net kaimietis, jis plėšia žemę, jis nori ją išplėšti iš jos pelną ir su ją elgiasi kaip, žinai, kalvis su įkaitusia geležim. Čia tai yra kita pusė mūsų darbo, kad mes norim perkelt pasaulį, bet pasaulis nuolatos sako, gal tokiem kaip vaikams sako, gal baikite, gal palsėkit, o kaip tu sakai, gal patylėkit geriau, nes kiek suprantu, įsivaizduokim dabar Adomą ir Ievą, jeigu Ieva nebūtų lietusi to obelio, tai mes tiek daug nešnekėtume turbūt, nes ten buvo pažinimo medžiaus vaisius ir man atrodo, kad jie viską gerai žinojo ir taip yra žinoma. Daugybė dalykų žmonės žino be kalbėjimo. Man toks, žinai, būdavo... Bet čia tas aukštasis žinojimas, kuriam nereikalingas joks. Aukštasis žinojimas, kuris tiesiog yra. Tiesiog yra žinoma. Žinai, kaip lietuviški filmai yra ten, būdavo apie meilę ten. Arba knygos ten reikia būtinai aiškintis, tu mane myli. Viskas. Jeigu tik pradedi kalbėti... Viskas sugadini. Jau tau neaišku yra, supranti. Tam tikrai dalykai turi būti... Čia jau nebepataisysi, nes mano visi, kad čia tokia gera priemonė, kuri pataisys. Ne, jau tiesiog, kai aišku viskas yra, tai tada yra aišku. Jeigu nebeaišku, tai... remonto darbai. Čia vienas geras žodis yra šitoje vietoje – pastanga. Vat, mums atrodo, kad jeigu mes padirbėsim daugiau, pasistengsim labiau, pasieksim kažką labiau, bet tu juk negali pasistengti labiau mylėti to, arba myli, arba nemyli, ką tu ten pasistengsi. Ne? Taip. Ir va čia šitoje vietoje gal irgi gera tokia takoskyra, nes, pavyzdžiui, Aldous Huxley, jis yra tokį parašęs irgi ten apie malonumus, jisai sako, kad su tais malonumais viskas būtų ne taip ir blogai, jeigu juose būtų bent dalelė pastangos, nes jeigu malonumas yra iš vis neįdedant pastangos, tu sėdi ir žiūri Netflix serialą visą savaitgalį ir tavo smegenys kabo limbo būsinoje, tai jis tave bukina. Jeigu jūs filosofuojate kažkokiam forume kartu su draugais susirinkę, perskaitę 2 knygas, tai tas metai yra malonumas, jūsų laisvalakis su pastanga. Ir jis tarsi sako, kad pastanga gali paversti tą laisvalakį turiningu. Bet Piperis sako, kad pastangos nebuvimas, jeigu tau reikia stengtis, tu jau kažką esi pametęs, o pastangos nebuvimas yra va ta dieviškoji tikroji žmogaus būsena, kurioje jis norėtų būti dažniau ir kurioje jis atsiduria, va kapinėse, ramybėje, tada be pastangų. Nereikia įdėti pastangos ten, kur yra tavo tikėjimas, kur yra tavo šventė, kur yra žinojimas be pastangų ir be papildomų diskusijų. Tai Paulius, jau čia mes su tavim kažkaip vis... Paulius, gerai, Paulius. Robertas sutinko ir Paulius prisimena. Tai Paulius jis nuolatos sako, tik ramiai, jūs kiekvienas darykit savo tos mažus darbus. Kažkas turi kavą atnešti, būti padavėjų, kažkas kitką. O dabar mintys atsirado, kad visiems reikia, yra kažkoks nepasitenkinimas, jis jaučia, kad jam reikia padaryti kažką daugiau, jam reikia pakeist pasaulį. Ir tas Pauliaus, kaip mes ten televizijoje, kai kalbėjom, aš tą sakiau, man ta vieta įspūdinga. Kai numirsit, tai jūs žinokit, su savo visais mobiliais telefonais, su visom kamerom būsit tokie pat, kaip tie, kurie mirė prieš 1000 metų. Ar jūs suprantat, kad rezultatas yra toks pat? Jūs nebūsit nei kiek pranašesni. Ir tas sugebėjimas iš tikrųjų jau dabar jis mum yra neįsivaizduojamas, nes mes dabar esam užvesti. Bet ko mes čia neįsivaizduojam, nes mirsim tai taip pat iš tikrųjų. O
Kaip mes sugebam tą ištrinti va šitą dalyką? Norim pagaminti pasaulį. Nu, žinai, iš tikrųjų rezultatai buvo didesni turbūt negu tikėjomės. Mokslas ir technika pranoko lūkesčius. Ir tada nutarėm, kad mes padarysim jau ne tik, žinai, daiktus, ne tik dirbsim, bet dabar jau vyksta pasaulio gamyba. Įsivaizduok, mes norim, kad gyvenimas priklausys nuo mūsų, va tas mirties klausimas irgi, kad mes gyvensim ilgiau, ištemsim ten iki 100 metų ir kad mūsų net dirbtinis intelektas dabar, kad mes norim padaryti geresnį žmogų negu esam, nes mes žinom, kad esam nekas, žinom, kad esam pažeisti, kad esam pavojingi ir va ta iliuzija tokia, darbas tapo. Ir nuo tam tikro momento nebegalim sustoti. Viskas. Mes užsukom tokį ratą, kuriam, kiek mes su tavim čia bekalbėtume, mes net negalim įkišti varžto, kad... Čia yra spąstai, iš kurių nėra išėjimo. Taip, ir žmonės dirba ne tik tai dėl to, kad išgyventų, bet man atrodo, kad jau dabar mes gyvename pasaulyje, kuris apskritai pasidarė darbo pasaulį. Normali diena yra darbo diena. Ten savaitgalis arba atostogos yra išimtis patvirtinančios taisyklė. Normalu yra visiems dirbti, nenormalu būtų to nedaryti. Tai ir visi dirba. Stipriai. Savaitgalis irgi yra toliau apmastomas pagal darbo principą. Savaitgalis yra darbo savaitės tęsinys. Piperis, kai sako, kad pertraukos, visokios pauzės, visokios ten, kaip ten vadinasi, iš tų kolektyvų stiprinimo visokios akcijos, viskas tas yra darbo tęsinys, darbo... Jeigu yra laisvalaikis suvokiamas kaip poilsis, tai poilsis yra tam, kad paskui galėtum daugiau dirbti. Produktyvesnis, atstatytum jėgas. Kad atstatytum darbo jėgas, kad sveikatą išsaugotum ir būtum efektyvesnis darbe. O va tai, kaip sakėm, kaip jie įsivaizdavo, bent kiek aš suprantu, ten Aristotelis, tai ne. Vat jau tiesiog laisvas laikas dėl laisvo laiko, kad supranti, kad nesi darbinis gyvulys, kad žmogus yra kažkas daugiau ir kažkas daugiau jis tą supranta, nes jis supranta, kad gamtoje yra kažkas daugiau, bet kada jis pradeda pultą gamtą ir kada jis pradeda norėti viską daryti, bet čia mumyse nesustabdysim. Atkreip dėmesį, atsimeni, kai aš ten Engelsą paminėjau, dabar pagalvojau, kad marksizmo tikslas komunizmo, mes toliau statom komunizmą. Buvo toks, kad... Paversti visus sraigteliais, kurie... Ne, taip yra. Aš noriu apginti marksistus, Robertai. Čia labai blogas noras, bet... Visgi Marksą, tas sovietinis marksizmas, kurį mes matėm, tai buvo blogas marksizmas, bet mintis Markso yra tokia, kad šitai darbo visuomeniai, kokia yra dabar, yra alternatyva. Kokia? O šita alternatyva yra tokia, kad mes tiek išvystysim gamybinės jėgas, kad už mus dirbs robotai, už mus kažkas tai dirbs, kaip Aristotelio laikais dirbo vergai, ir kad mes turėsim tiek daug laisvo laiko, kad tiesiog, Robertai, ir nereikės tau pergyventi. Ar šiandien daryti laidą, ar nedaryti laidos, man irgi nereikės pergyventi, nes galėsim ryte eiti žvejot, popiet galėsim grot fortepijonu. Bet iš esmės, aš manau, kad toks komunizmas. Turbūt šiuolaikinis žmogus galbūt net ir turi tokią iliuziją, kad šiuolaikinis žmogus turi daugiau laisvo laiko, bet čia, man atrodo, aš tai buvau pasižymėjęs kaip paskutinė mūsų laidos sekcija, kad net ir tie žmonės, kurie sugebėjo išsikovoti daugiau laisvo laiko, ne, kažką su tuo laisvo laiku pradėjo daryti ne tą, ką būtų įsivaizdavę graikai, filosofai, kalbėdami apie žmogaus tobulėjimą. Mūsų laisvas laikas šiais laikais virto masinė pramogų industrija, kurioje viskas yra nuleidžiama iš viršaus ir kurioje žmonės vartoja tai, kas yra nuleidžiama iš viršaus, nesusimastydami, dėl to, kad taip reikia, važiuoti į kelionės, mokėti krūvas pinigų už spa centrus ir visokiausius kitus dalykus. Tai ne tas dalykas, apie kurį kalbėjo Aristotelis. Bet aš dabar noriu... Čia įdomus yra, žinok, žmonijai buvo išbandymas ir Lietuvoje tą jautė 19 kokiam amžiui, kai žmonės turės laisvo laiko,
Čia tarp kitko yra didelis pavojus. Kai jie yra cikle ir žmogus gyvena Kvietinių kaime prie Gargždų ir jis žino, kad jis turi padaryti tam tikrus darbus, nes kitaip jis neišgyvens. Ir staiga, kai jis turi daug laisvo laiko, čia yra vienas didžiausių iššūkių žmonėm, ką jie su tuo padarys. Kokius surogatus jie naudos, kad užpildyti šitą laisvą laiką. Nes Baudelaires, man atrodo, yra pasakęs, tiesa yra tokia, kad laisvas, tas malonumų ir laisvas laikas yra nuobodesnis negu darbas, nes tu darbę ten kažką įsikinkai ir dirbi, ir todėl iššūkis yra milžiniškas iššūkis yra. Man atrodo, kad žmonės dirba, gal yra kažkiek ramus, žinai. Ypač tie, kurie pasiima paskolas. Bet čia yra pabėgimas iš laisvės. Mano mėgstama knyga, Eriko Fromo knyga, ir visi ją skaito kažkaip iš vienos pusės, kad tas nerimas nuveda ten, nežinau, prie nacijų. Bet yra nerimas, kuris nuveda prie darboholizmo, kuriame tu dirbi ir nieko daugiau nematai. Negali pabūti su savim, negali sustoti, negali nieko kitko. Šita knyga gera yra to, kad, žinai, iš tikrųjų visi įsivaizduoja, šiandien visi, žinai, kalba žmogui laisvė, o staiga paaiškėjo, kad žmogus nori pabėgti nuo tos laisvės. Ir dabar ir darbas yra vienas iš pabėgimų. Darbas yra vienas iš pabėgimų. Jisai sako, kad jam reikia laisvalaikio ir jisai pradeda tą laisvalaikį dirbti toliau ir nelieka nieko švento, žinai. Iš esmės, aišku, laisvalaikis visada susietas yra su kažkokio šventumo suvokimo. Jis turi kažkokią mistiką, žinai. Jeigu tu paklaustum, kodėl sekmadienis yra šventa diena? Nuo amžių buvo, žinai. Todėl, kad taip. Tai buvo. Šventą rašte parašyta, ar neparašyta. Čia, prie krikščionybės mums reikėtų nueiti. Man labai norėtųsi likti Graikijoje ir prie Fromo dar grįžtume, norėtųsi likti Graikijoje, kur filosofai gaudavo honorarą, net lyginimą už savo, ne? Yra didelis skirtumas tarp atlygio už įdėtą pastangą tiek, kiek jinai verta, ir honoraro, kuris yra toks pagarbos ženklas. Taip. Bet tada po graikų yra krikščionybė ir su krikščionybė kažkas požiūrį į darbą keičiasi, ne? Krikščionybė, žinai, jinai sako, kad nesitapatins su šito pasauliu, jinai aiškiai supranta, kad pagrindinis dalykas yra, žinai, ne pažanga, o iš esmės pagrindinis dalykas yra, kad kažkas dar sulaiko, Robertai, kaip sakiau, kad šitas pasaulis nežlugtų. Yra, mes jau viską darom ir mes esam tokie, žinai, gerai, kad mes mirštam po vieną, nes mes pridarytume dar baisesnių dalykų, žinai. Netgi tas, kuris yra pats švenčiausias, jeigu jo gyvenimas tęstųsi ilgai, jis ką nors blogo padarytų. Todėl krikščionybė yra tas iš tikrųjų toks supratimas, kad ne taip, kaip dabar mes galvom, kad dirbsim, pamatysi, kaip bus gerai. Krikščionybė sako kitaip. Jūs dirbsit, bet dabar mes žinom, kad jūs norit pasaulio, kuriam nebus darbo. Ir šitas pasaulis yra anapusinis pasaulis, nes panašu, kad darbas yra reikalingas kūnui, mūsų čia esančiam. Na, aš nenoriu čia leistis. Ir kad siela yra nemirtinga. Sielos mes ir dabar nematom, bet atkreipkite dėmesį, kad siela ir dabar yra iki galo nematoma, jinai yra paslaptinga, jinai yra mistiška. Kiek aš save matau, tai jinai visada yra didesnė už tai, ką mes matom ir ką mes pasakėm. Ir jau dabar jinai yra šią prasme mūsų iki galo nesuprantama. Ir jinai yra nedarbinė. Jinai turbūt, kai ten mes ant jos jojam ten, ar pradedam dėl kūno per daug dirbti, jinai sunkiai tą dalyką pakelia. Kai mes sakome, kad siela džiaugiasi, greičiausiai tai būna susijęs su kažkuo kitu negu kad darbas. Greičiausiai tai. Siela džiaugiasi kažkuo. Siela džiaugsmą turi patirti, kažkaip kitaip turi būti. Taip. Aš nežinau, ar aš teisingai perskaičiau, bandžiau skaityti, pavyzdžiui, Tomą Akvinietį, truputėlį. Tai ten prasideda tas kalbėjimas apie tai, kad tinginystė yra nuodėmė, tinginystė, dikadoniavimas, vaikščiojimas dikai ir nieko neveikimas yra blogai, bet
po to išeina taip, kad ta tinginystė yra ne tik tai darbo priešingybė, žmogus dirba arba nedirba, bet jinai yra ir tikrojo laisvalaikio priešingybė, ta tinginystė. Tinginystė, dykadoniavimas ir laisvalaikis irgi yra priešingi dalykai. Teisingai supratau, ar ne? Taip, nes laisvalaikis, žinai, mesgi turim daryti tam tikrus darbus, norim ar nenorim, dėl to, kaip iš Arent sakė perspektyvos, mes negalim, mes esam darbo žmonės. Mes esam darbo žmonės. Profesorius čia juokavo, kad, nejuokavo, bet sakė, kad žmogus yra nedarbinis gyvulys, o Lijų Tangas sako, kad žmogus yra vienintelis gyvūnas, kuris savo norų dirba. Čia taip yra. Vienintelis gyvūnas, katė iš vis. Bet paradoksas turbūt yra tame, kad mes tiek daug dirbdami ir tas, kas bus mūsų komunizmas, mes panašu, kad gyvensim kaip gyvuliukai toj tobuloj būsenoj. Ir tas rytojus yra toks, kad mes po ilgo istorinio darbo ateisime būseną, kur bus galbūt technika, galbūt kitka ir mes taiga būsim pakirsti ir taip. Aleksandras Koževas, jis ten sako, kad mūsų koncertai taps kaip cikadų ten zvimbimas, kas jau ir darosi, žinai, tenai, kad mes dirbsim kažkokius darbus, bet jokio didesnės aspiracijos, jokio didesnio siekio, iš esmės tokia didelė tinginystė. O tikslas koks? Viskas, tikslo nėra. Erikas Fromas sako, kad mes pasiekėm tokį lygį, kad ne tik tai labai labai daug dirbam, bet dar ir labai labai daug dirbam tik tam, kad nužudytumėm savo laisvalaikį beprasmiškai, tiesiog jį iššvaistytumėm. Aš sakiau, kad tai yra iššūkis, kai laisvalaikis atsirado žmogui, tai yra milžiniškas išbandymas. Bet, profesoriau, žiūrėkit, ta krikščionybė turi keletą tokių savo etapų ir kažkurio metu jau vėlyvaisiais viduramžiais prasideda kapitalizmo atsiradimas, prasideda ten konkurencija, atsiranda kažkokio truputėlį nerimo. Čia tokį labai gerą atradau. Niurnberge 16 amžiuje laikrodžiai ima mušti kas 4 valandos. Kad laiką jaustų visą. Ir šventės pasidaro nuostolingos, laikas tampa brangus, jo nebegalima leisti tuščiai, didžiausia vertybė tampa darbas. Elgetaujantis vienuoliai, vienuolynuose yra keliantis nepasitenkinimą kaip nereikalingi visuomeniai žmonės, kurie turi grįžti prie darbo. Ir po to atsitinka reformacija. Kurios vienas, kaip Fromas atrašo, psichologinių padarinių buvo naujas požiūris į pastangas į darbą, kurie tampa patys savaime tikslu. Ir nuo šiol kiekvienoje visuomenėje žmogus turi dirbti tam, kad gyventų. Tai yra didelis pasikeitimas. Tai kažkas, pradedam tapti tokiais, kokiais esame būtent reformatų dėka. Taip. Reformatų dėka. Atsiranda darbo etika, kurioje darbas yra aukštesnis už viską kitką. Jo, čia ką tu sakai, Robertai, yra Weberio pėdsakas, yra Makso Weberio, žinai, kad kapitalizmas kilo iš protestantizmo dvasios. Aš, žinok, šito dalyko negalėčiau, žinai, rimtai aptart. Man tik keistas yra dalykas kas. Aš tikrai suprantu, kad reformatam nepatiko, kad vienuoliai vienuolynuose kontempliuoja, nieko nedirba. Ir jie iš tikrųjų pakeitė požiūrį, ta prasme, kad jeigu tu darai net smulkų darbą, jis yra artimo meilės išraiška, žinai. Atneši kavos padavėjų, jeigu esi, kad tai vis viena yra, arba ten laikrodį padarai, gali įsivaizduoti tokį laikrodį padaryti. Ir tas darbas yra artimo meilės forma. Labai man keista tas yra, kad aš to nesuprantu, nes ir nesu gilinęsis, tai paviršutiniškai sakau. Žinai, protestantizme yra ta predestinacijos idėja, kad atkreipdėmėsi Dievas mums neatlygina už darbus. Jis yra Dievas, viskas yra nulemta. Ir čia juokingas žaidimas, kad mes darom ir kažką... Įsivaizduojam kažką? Paskaičiavai, ar šitą įrašai ten. Karmos taškų nėra. Jo, nėra. Nėra. Bet iš kitos pusės, kas atsitiko turbūt, kad tas visas maištas, man tas reformatų maištas toks
sunkiai suprantamas, bet jis buvo iš tikrųjų atveriantis kelią, kam tu sakai. Ir tame yra prasmė tokia, vat, kad yra askezė. Darbas pradedamas suvokti, žinai, kaip askezė, toks, žinai, kad aš dirbu, pažiūrėkit, kaip aš dirbu, aš viską paukoju, aš save paukoju tam darbui. Tikriausiai su jais yra susijęta. Fromas su jumis sutinka, profesorius. Jisai sako, kad viskas baigėsi naujo žmogaus sukūrimu. Naujo žmogaus savybės yra. Troškimas dirbti, troškimas taupyti, pasirinkimas pavesti savo gyvenimą kokiai nors išoriniai jėgai. O Aristotelis sako, kad tikra veikla yra, kuri yra iš vidaus, ne išoriniai jėgai. Asketizmas ir visa apimantis pareigos jausmas. Nu tai čia yra kelionė link šiuolaikinio žmogaus, mes rūpinamės, norim būti produktyvūs. Žinai, kaip sako, be reformacijos nebūtų Prancūzijos revoliucijos. Turbūt be jų nebūtų ir dabartinės kapitalistinės visuomenės, kuri yra nežmogiška, reikia pasakyti, šiuo požiūriu, žinai, nes jeigu pažiūrėsi, tu klausai apie krikščionybę, kiek aš atsimenu, greičiau kupranugaris pralys pro adatos galvutę, negu turtuolis pamatys dangaus karalystę. Nu, kodėl jūs sako dabar tą citatą čia? O dabar čia tai yra net, nenoriu aš sakyti, bet mes visi ir krikščionis susitaikėm, kad reformatoriškai galvojam, protestantiškai, kad sėkmė, turto siekimas, būti verslininku ten, uždirbti pinigų, jis tapo tokiu visuotinai vertinamu dalyku. Šiaip tai, kai klausia apie krikščionybę. Ir kas įdomiausia, kad pati institucija, kaip bažnyčia, turėjo su šito dalyku susitaikyti, nes taip istoriškai buvo jau. Ir net katalikų bažnyčia, manau, turi susitaikyti. Marksas šito atžvilgiu, jis buvo tam tikras iššūkis krikščionybei. Jis sako, klausykit, pažiūrėkit, čiagi ne taip kažkas yra. Kad netgi tie, kurie yra turtuoliai, jie per savo darbą nustojo būti žmonėmis. Jie prarado kažką tai. Netgi tie, kurie yra geriausiai padėti, jie deformavo savo santykius su aplinkiniai žmonėm. Žmogus netoks turi būti. Neturi būti darbo vainikuoti jo didelio banko sąskaitą ar turtai. Nukeliavom į 20-21 amžių, kurį kai kurie filosofai vadina darboholizmo arba darbo žmonių amžiumi. O tas vienas ukrainiečių filosofas, kurį aš gal minėjau, Andrij Baumasteris, sako, kad darboholizmas reiškia, kad mes gyvename name, kuriame nežinome, jog pagrindinės durys, ten, kur yra sielos koridoriai, yra uždarytos ir žiūrim pro mažą langelį, taip ir nesugebėdami pamatyti pačių svarbiausių dalykų mums. Jūs dabar pasakėt sėkmė, aš dabar galvoju, kad dabar čia išsiskiria mūsų tas visuomenės spastai į dvi dalis. Sėkmė reiškia, kad mes esame tose spastuose, net jeigu kažką sugebam, net jeigu mokam save manifestuoti, norim visą laiką daugiau, norim tos sėkmės, norim pasiekimo, norim kažką įrodyti, tai yra tie talentingi žmonės irgi įsidarbina ir vargsta. Ir yra dar ir žmonės, kurie tiesiog vos galą su galu suduria ir dirba tam dėl to, kad nėra jokios kitos išeities. Ir yra poreikis pritapti. Ir jie, uždirbdami tą nedidelę kapeiką, kaip sakydavo tarybiniais laikais, tą kapeiką išleidžia kažkokiem keistiem dalykam. Tai yra kelionė į Graikiją, kurioje kainuoja viskas 7 kartus daugiau, dėl to, kad visi važiuoja į kurortą. Ir tas metai yra užburtas ratas, kuriame tu gali išeiti, tik tai pradėjęs galvoti ne apie tai, kaip čia yra šitame pasaulyje, o tik apie save. Mes esame visi viename maiše. Visi viename maiše, nesvarbu, ar sėkmingi, ar turtingi, ar galą su galu sudurintis, mes esame sėkmės įkaitai, norą pritapti, norą būti tokiais kaip visi įkaitais. Jo, viešoji nuomonė ir šitas pasaulio supratimas, jis paaiškėjo irgi yra padarytas. Kiekvieną dieną mes savo žiniasklaidoje, savo kalbėjime, mes vis atkuriam, vis gyvenam to pačiu. Ir tie, kurie atskiri bando išeit, bando vaduotis po vieną, turbūt gal yra, kuriam pasiseka, žinai, bet jeigu kalbė apie visuomenę, tai man atrodo, kad
ateina toks metas, kad turbūt reikia pasakyti skaudžiausią dalyką, kad nepradėti nekęs žmonių reikia, bet reikia suprasti, kad iš visuomenės reikia laikyti distanciją jos atžvilgių. Ta prasme, kad pasakyti, kad jinai nėra didinga. Kad per daug mes visi pasidarėm su visuomenėje ir per daug mes kartu, aš nežinau kitos išeities. Ir Fromas sako, kad kuo daugiau žmogus yra prisitaikęs prie visuomenės, tuo mažiau jis yra laisvas. Tai turbūt aš tą ir norėjau pasakyti, kad aš neįsivaizduoju, kaip reikėtų tą sustabdyti, kaip tu sakai, jeigu ieškoti išeities kažkokios, tai reikia iš tikrųjų suprast, kad, dabar visuomeniai kažkaip, ypač mūsų, toks žmonės geri, čia viskas, visi veidmainiauja tokie, čia, kaip čia mes padarysim, dar suoliukų pastatysim, koks mūsų gerumas yra, ne taip yra. Mes esam komplikuoti, mes esam problemiški, jūs įsižiūrėkit ir su mumis reikia atsargiai. Ir tas, kada mes visuomeniai pradedam kartu, tap darbininku, visa visuomenė tampa darbininku, laivas gali neišlaikyti, tiesiog mes, man atrodo, mūsų politinė santvarka visiškai pradeda ne tik šitai darbo visuomeniai, pati politika keičia savo pavydalą. Heideggeris, tarp kitko, kiek atsimenu tam interviu, paskutiniam jisai sakė, atvirai sako, aš abejoju, ar demokratija yra ta geriausia forma, kuri tinka šitai darbo ir technikos visuomeniai. Dabar artėja rinkimai Lietuvoje, mes, Robertai, turbūt už mėnesį su truputėliu turėsim Lietuvoje rinkimus. Atkreipdėmėsi, net šitą darbą lietuviai aptingo dirbti. Niekas nedirba, nes visi mano, kad čia jau yra mechanizmas. Jis užvestas, jis suveiks ir ar iš laisvės kyla mūsų tvarka čia? Ne. Jinai yra padaryta ir žmonės tik save apgaut galim pasakydami, kad mes čia viską keičiam ir viskas priklauso nuo mūsų. Nenoriu aš, aišku, apsunkinti ar nenoriu politiškai rizikingos temos liest, bet čia yra iliuzija, čia yra pabėgimo iš laisvės forma. Jeigu kalbė apie laisvę, tai nebūtinai reiškia, kad tu esi laisvas. Aš dabar paskutinę knygą, kurią skaičiau, tai buvo Nuovargio visuomenė. Aš galvoju, ar yra koks nors vaistas iš to, nes pagrindinė tos Nuovargio visuomenės mintis buvo ta, kad mes, būdami darbo visuomenė, būdami pasiekimų visuomenė, neturim virš savęs jokio vergvaldžio, kuris mums sakytų, tu dirbk, Robertai, profesoriu, jums jau reikia į darbą, ten tu dirbk ir mes esame savo išnaudotojai patys, nes mums atrodo, kad kitaip negali būti, kad mes turim būtinai turim daryti, būtinai turim kurti, būtinai turim veikti, būtinai turim daryti daugiau, greičiau, svarbiau. Ir jeigu mes esame patys savo išnaudotojai, tai kas mumis gali nuo to išgelbėti? O čia tai turbūt yra įspūdingiausias momentas, prie kurio mes kažkaip su tam logiškai judėjom, kad nueina žmogus dabar į sporto klubą ir jis ten mina, kad įmintų į tam tikras formas, ten kūno formas. Kas jam pasakė, kokios turi būti? Kas nustatė šitą normą? Ten turbūt Indijos moteris iš šalies žiūri ir galvoja, kas čia per nesąmonė tos jūsų pasirinktos normos. Bet atkreipdėmės, jis pats save dabar įvaro. Mes šitoje visuomenėje, iš esmės yra, jis tai, kas yra visuomenė jo viduje, jis pradeda galvoti, kad tai ir yra jis. Aš manau, kad yra perdėta socializacija, čia kaip Kačinskis, amžinatilis kontroversiška persona, tą sako, bet ryškiai perdėta pasidarė socializacija ir jinai yra susieta būtent su darbu tokia, nes darbas reikalauja mobilizacijos žmonių, ten jeigu yra Coca-Cola, tai jinai turi pereiti visą pasaulį, McDonald's turi pereiti visą pasaulį. Įsivaizduokit, kad jau kai kurios turbūt transnacionalinės korporacijos pradeda prilygti savo finansais valstybėm, nors aišku politinė galia jos neturi, bet jos tą pačią demokratiją padaro oligarchinę santvarką. Jungtinių Amerikos valstijų rinkimai yra tiesiog turbūt dabar visiems pavyzdys, ką Amerika nerado geresnių kandidatų šitam momentui.
Nu, duokit man 3 dienas, aš apvažiuosiu ten ir rasiu jum ir vieniem, ir kitiem, tuo labiau, kad tarp jūsų nėra didelių skirtumų. Bet mechanizmas yra užvestas ir kažkas iš tikrųjų tik leidžia šitam mechanizmui funkcionuoja toks. Irgi darbinis mąstymas, atkreipdėmėsi, kad ir jis persikelia į politiką. Čia ne tik universitetas tapo darbo universitetu. Aš baigiau Vilniaus universitetą, tai buvo darbo tautų draugystės ordiną ir kažkokios darbo ten vėliavos, raudonasis vėliavos ordino, atkreipdėmėsi universitetui. Skirtumas tarp sovietmečio ir dabar yra, kad, bet ką sakom, kaip nekeista sovietmetį dar visi nebuvom darbininkai. O ten oficialiai buvo kalbama, kad darbo žmonių valstybė, bet dar buvo, žinai, inteligentas, jis nenorėjo tapatinti su to, kad jis yra darbininkas. O dabar šita filosofija jau taip tyliai atėjo visų galvas. Iš tikrųjų, čia Jungeris apie tai kalba ir tas iš tikrųjų paradoksas toks yra. Mes visi esame darbininkai. Jo, mes visi arbeiteriai esame. Mes tiesiog... Tai jeigu jūs dabar profesorius, tai nebebūtumėte profesorius, nebedirbtumėte universitete, tai ką jūs taptumėte nieko? Čia nesąmonė, čia kažkokia yra loginė klaida. Taip negali tai būti. Jeigu jūs dabar nuo rytojus nebesate, mums parašė kažkokį ten užrašą, kad nebegalime. Aš suprantu, kai tu sakai, aš nieko negaliu tapti, nes aš toliau būsiu. Bet niekas yra niekas, jo nėra, bet aš toliau būsiu, bet būsiu niekas. O dabar esate profesorius? O dabar esu profesorius. Patinka jums būti profesoriumi universitete? Čia, žinai, jau tu žalčio vaidmenį įmies gundai. Su metais noriu pasakyti, kad šitą tuštybę jau aš išmokau kovoti. Su šypsena ją žiūrėti, ne? Jo, jau iš amžinybės perspektyvos, žinai, suprantu, kad visą tai greit praeis, žinai, ir kad čia yra juokinga. Daugiau toks atsiranda, jau į save gali pažiūrėti kaip į tokį juokingą. Sunkus darbas buvo nugyventi tą gyvenimą, žinai, bet kodėl verta filosofijai, todėl, kad turbūt Aristotelis čia ir teisas, kad kažkaip visgi supranti, kad juokinga. Ir tas juokas gal irgi kažkiek. Bet toks, žinai, juokas ne dėl to, kad ten kažkas turi juokinti, žinai, bet... Tai jeigu būtų laiko mašina, profesorių, tai jūs ten kažkur pas Platoną? Į tos laikus? Iki tol, kol dar žmonės negalvojo, kad darbas yra vienintelis dalykas, kuris yra svarbus jų gyvenime. Viskas yra gerai, žinok, nes geriausius filosofus mes sutiksim, šiuo metu nėra jų pasaulyje ir vakaruose. Bet ramiai, viskas toj bus. Geriausi filosofai, tai įsivaizduok, kaip bus kitam pasaulyje. Čia Ronaldas Dvorkinas tą mėgdavo sakyti. Sėdėsim ten ir galėsim, sakysim, einam paklausykim, kaip Nyčė su Marksu diskutuoja. Ten yra geriausi, taip kad optimizmo, manau, kad šitoj... Ar yra? Nyčė į mūsų temą sakė, jeigu jūs 2/3 laiko savo praleidžiate dirbdami, tai jūs esate vergas. Gal čia diskusija baigta? Nyčė buvo laisvas, noriu pasakyti. Bet kažkas pasakytų, gal nebuvo dėl to laimingas? Friedrichas, jis tam Bazelį ten neilgai dėstė, bet jis iš tikrųjų užsidirbo tiek, kad jam vėliau užtekdavo. Fantastika. Taip. Jam vėliau užtekdavo, o tada jisai pradėjo daryti tokį dalyką. Sako, čia jūs turite savo darbo pasaulio supratimą, o aš dabar su kuvalda prasėsiu per šitą pasaulį ir pabandykit jūs įveikti mane. Ir neišeina visi vienaip ar kitaip pradeda ten, ilgai tarp kitko, ten iš pradžių niekas jo neskaitė, galvoja, čia kažkoks, žinai, išsišokėlis yra, bet vėliau visi pradeda žiūrėti. Jis atrodo mums liūdna žinia. Bet jis liko ištikimas savo ir tam tiesos siekiui. Jo, jis liko ištikimas savo, įsivaizduoja, jis išėjo iš universiteto Nyčė, nes jis galvojo, kad tokių dalykų universitete negalima dėstyti, tokios laisvės, kokią jis turi, universitete negali dėstyti. Šiandien universitetuose visi dėstom Nyčę ir jau tas nebegalėjo atkreipdėmės. Jis pats suprato, kad laisvas žmogus, tas yra jo darbas ir apie universitetą,
jis išsigandęs, kad va to darbo universiteto, kurie ateina ir tas filosofija, žinai, yra sugalvotas toks dalykas, humanitariniai mokslai iš to. Robertai, niekaip nesuprantu, kodėl matematika nėra humanitarinis mokslas, tarytum jinai nebūtų žmogaus mokslas. Tokių fikcijų prisigalvota ir Nyčė suprato, kad gal geriau ten laisvo laiko, iš tikrųjų aš ten tos aforizmus rašysiu ir kitą, aš esu laisvas žmogus, bet iš kitos pusės jis ten, kai sako, kad jis krauju rašo, aš krauju rašau, o čia universitete, kurie vaizduojam mes filosofus, tai mes čia šiaip, kad tik atlyginimą gautume, kad prie kasos nueitume. Ir taip atsitiko iš tikrųjų, kad tas, važiuok, dabar darbo universitetas, kuriam ten yra nurodyta, kiek suskaičiuot kokių publikacijų, mes praradom ryšį su visuomenė. Mes niekam neįdomus esam. O vat Aristotelį toliau paskaitęs gali daugybę dalykų suprasti. Atsitiko taip, kad iš tikrųjų, kad perskaitai Delfį, nieko naujo, perskaitai Platoną, oho, prieš 2,5 tūkstančio metų, kažkas ne taip, bet čia nesustabdysim upės bėgimo. Čia turbūt yra dar viena nauja tema apie pažangą, kokią pasaulis įsivaizduoja, kad keliauja į priekį, visur filosofijoje, literatūroje, moksle, mene, kultūroje, nežinau, visame kame. Kur mes keliaujame, čia, man atrodo, kita atskira didelė tema. Reikia išlipti iš traukinio, kuris vadinasi pažangas, žinai. Šita labai svarbi tema, bet aš kažkaip manęs nepaleidžia jausmas, kad mes šiandien, pažiūrėjau, pakalbėjom, kad mes daug dirbom, bet man atrodo, žmonės vis tiek lieka prie to, kad kitaip būti negali, kad jie dirba kažkokį kūrybingesnį darbą, kad jie dirba prie kompiuterio, spaudinėja ten tuos mygtukus ir kad šiais laikais vis tiek jie yra laisvesni negu anksčiau gyveni žmonės. Nėra taip, kad niekas nepatikėjo mumis. Nors aš čia, jūs nemėgstat Facebook, aš rašiau Facebook'e tokį mažą postelį, kad reikalingos pauzės su Nyčės visokiam ten citatom. Tai labai daug buvo komentarų apie tai, kad žmonės pradeda jausti, kad mes esame nuolatinėme bėgime, kuriame negalim sustoti dėl išorinių arba vidinių priežasčių, bet bėgam, visi bėgam. Žinai, kaip turbūt dabar mes esame laisvesni, nes mes turime elektros energiją, kuri laidais ateina ir jinai dabar įsijungtų, nepriklausomai nuo mūsų priežasčių. Ir mes laisvi būtume žvakę užsidegti. Tas, kuris užsidegdavo žvakę, jis visada, jeigu ją turėdavo, visada galėjo užsidegti, tu nesi priklausomas nuo to. Čia panašiai kaip, kaip dabartiniai visuomeniai yra toks geras, žmonių valdymo būdas, kada jie paima paskolą. Jie sako, aš esu laisvas. Jo, laisvas gali neimt, o toliau visa visuomenė rodo, kaip tu turi gyventi ir kas yra geras gyvenimas. Ir aš kaip tas, kaip tu sakei, vergvaldys, ar tas, kuris stebiu kapitalizmą, kai jūs paimat paskolą, Marksas sako, tai yra iškart mirtis, laisvė ir padorumai. Jie pradės dirbti. Aš žinau, kad jūs turėsit atiduoti šitą. Aš žinau, kad jūs turėsit dirbti. Jūs man kalbat apie laisvę, bet visas supratimas, kam ta laisvė, visa ta tokia industrija supratimo, kam ta laisvė, jūs priverčia dirbti. Aš daug kartų sutinku studentus. Buvusius, kurie universitete mes susitikdavom ten, iš tikrųjų, laisvoje diskusijoje. Ir klausiu, ką tu dirbi? Robertai sako, neklauskit. Neklauskit. Aš suprantu, kad jie dirba tam, kad atiduotų paskaitas, jie dirba tam, kad reikia dirbti. Kas žmonių pasaulyje įprasta yra, bet va tas, kaip tu sakai, ar mes tapom laisvesni, tai... Tai palaukit, tai žiūrėkit, profesorių, tai atmetimo reakcija, kuri kyla prieš Aristotelį, klausant Aristotelių, kad visi, kurie dirba vardan naudos pinigų ar ten dėl kažkokių išorinių dalykų yra vergai ir laisvieji žmonės daro tai be naudos, netinka dėl to, kad tai buvo seni laikai, ten kitokia visuomenė, vergyja ir visa kita, bet dabar, ką jūs dabar pasakėt, juk patikrinam labai paprastai. Tai jūs, jeigu esate laisvi, tai laisvas žmogus gali dirbti arba nedirbti, sakyti, darysiu arba nedarysiu. Tai norėdami patikrinti, ar jūs esate daug kartų laisvesni negu Aristotelio laikų žmonės. Jūs dabar tiesiog... Bravo, Robertai.
Tiesiog pasakykit savo, tipo, aš dabar nedarysiu to, nemokėsiu mokesčių to ir tada paaiškės, kiek dalykų jums dar priklauso šitam gyvenime. Kiek jūs esat? Bravo, viskas, tai bus mūsų paskutinė laida, nežiūriu daugiau, aš čia neturiu ką veikti. Tu, Robertai, viską vienas gali. Ne, profesoriu, tikrai ne. Man labai patinka, Augustino yra tokia išpažinimuose vieta, panašiai kaip tu sakei. Man jinai nepaprastai patinka. Milane atsitiko, Augustinas eina, žinai, jis ten dėstytojas, ten jis ieško, vis nervinasi kitką. Ir sako, žiūriu, pijokas Milane. Ir jis sako, velnias, jis laimingas jau. Aišku, ryte galvas skaudės, bet... Ir tas toks momentas, žinai, kad staiga vienas didžiausių pasaulio protų pradeda pavydėti pijokui. Žinai. Laisvam. Jis šitoje vietoje yra laisvas nuo to gyvenimo būdo, kuriam jis pats yra įsuktas. Laisvas nuo tos kasdienybės, kuri nuo mūsų nepriklausoma, nes visuomenė ir mūsų, aš žinai, visada yra toks didelis tarpas, kai jie per daug įeinam, aš jau noriu pastebėti tam tikrą ideologiją, turbūt netyčia pagavau pabaigoje, kad jie prastumt, kad kažkaip reikia mum išmokti gyventi taip, gal formą sugrąžinti tokią formą sugrąžinti mūsų santykiam. Tokia su distancija, žinai, tokia su didingumo suvokimu, kad aš nesu visuomenė, aš nesu tik visuomenė, aš nenoriu čia pastatyti. Masiniam sraute reikia ieškoti kažkokio dūšios kažkokios. Jo didingumo, pavadinkim, žinai, jo, kad... Kažkas yra pasakęs, damos ir džentelmenai, kokią naudą jie teikia. Būti dama, lėbi, pavyzdžiui, ne? Vat to kažkokio tokio nepamatuojamo, nesuskaičiuojamo to dalyko, ne? Sako. Žinau, kad mes čia su profesoriumi iš tikrųjų leidžiam laisvą laiką, nes aš profesoriui siūliau honorarą, bet jisai garbingai atsisakė. Šita laida bus nemokama, mes ją darėm tiesiog savo malonumai, ne profesoriui. Jūs dabar va čia padiskutavote, dabar eisit dabar į darbą. Okay. Ar ne? Jo, bet paskui bus seminaras vėl 3 valandą, jau nebus vėl darbas. O seminaras patinka jums, ne? Jo, man patinka. Toks... Aš kažkaip, Dievas pagailėjo ir kažkaip leido, žinai, kad nejausčiau skirtumo. Man patinka. Man atostogos, kai būna vasaros, žinai, ten nuo rugpjūčio 2 pusės, man kaip narkomanui, aš bijau pensiją, žinai, kaip narkomanui, man norisi jau vėl, kad būtų žmonių, žinai, reikės kažką sugalvoti pas tave gal. Darysim kažkokį aristokratų klubą. Nes, man atrodo, mes šiandien bandėm pasakyti, kad nieko neveikimas nėra geras dalykas, kad, laisvalaikis yra ne apie tai. Pabandyk to nieko neveikti, neišėjęs, ką nors visiems pradėsi veikti, tokie mes esam. Tokie mes esam. Negalim nieko neveikti, bet būtų labai gerai, kad galėtumėm daryti tai, kuo džiaugtųsi mūsų siela. Bet čia viską Robertas sukuria, aš noriu pasakyti, kurie žiūri. Ir man tas patinka toks, aš nežinau. Jūs, profesoriu, paskaitykit komentarus YouTube. Tarp vyko, pakomentuokit. Vienintelis dalykas, kuris galėtų būti. Aš neskaitau jų, tai gal... nežinau, nenoriu gadinti tavo verslo. Ne, bet čia vienintelė mūsų nauda, žinok, tie komentarai ir laikai, dėl to, kad mūsų kanalas jau turi 10 tūkstančių sekėjų, ačiū visiems ir profesorius yra. Reikia pasiekti Gargžduose, Robertai, 15 000, tada nusiramink. Aš viską matuoju Gargždų gyventojų skaičių. 15 000 man yra. Bet mes, profesorių, neturim jokių tikslų politinių, nenorim laimėti rinkimuose ir visą kitą. Man atrodo, kad jūsų geriausias man pasakymas, kurį aš vis laiką prisimenu... Petrauskai prezidentas. Ne. Petrausko noras... Robertai, ramiai, būtum geras prezidentas. Žmonės pasidomėtų. Tu užauginai vaikų kartą Lietuvoje. Tavo užaugę vaikai yra tavo būsimi piliečiai. Sorry. Laikas baigti laidą. Taip, laikas baigti laidą. Profesorius, jūs užbaigit kažkaip. Ačiū uždėmesį ir ačiū Robertui. Ir žmonės, kurie yra nematomi. Čia jie net nežino, kurioje vietoje mes esame. Jeigu sužinotų, tai būtų jokinga.
Čia buvo filosofijos lentyna, kuri, aš tikiuosi, dar sugrįš. Iki.